Sveika Lietuva atvykę į keisčiausią juokelio iššūkį. Jūs galvojate, taip, FIFA Lisa, tu pats turtingiausias, geriausias futbolininkas pasaulyje. Daryk šį video. Bet aš turiu jum labai dar gerą naujieną. Ne tik aš vienas darysiu šį iššūkį, bet ir 5 populiariausi futbolininkai pasaulyje. Tai pasigūglinkime, kas jie tokie. Taip, tuoj. Taigi, sužinau, kas jie tokie, aš jums parašiau per Instagramą ir jie atvyks po mėnesio. Susitiksime po mėnesio. Taigi po mėnesio jau gangsta rap. Irgi galime pradėti keisčiausio juokelio iššūkį. Gerai, pradeda pradžioj FIFA Lisa. Buvo visai juokingas juokelis. Buvo labai futboliškas, labai profiškas. Toliau į sceną ateina Lionel Messi. Visi sako, pats geriausias futbolininkas istorijoje, bet mano manymu yra pats šudiniausias ir pats apgyviškiausias futbolininkas. Taigi gerai. Lioneliai Messi, tavo scena. Oi. Čia vos gali būti net geriau už mane. Aišku, kad su keistuoliškais dalykais tu esi geresnis už visus. Gerai. Tada ateina Koilė, didžiausio apsimetėlio. Oi, man skauda, oi, aš Neimaras. Nu ką, Neimaras, eik į sceną. Wow, va čia tai jau nebeapgaulė Neimarai. Čia buvo tikrai kol kas geriausias šio iššūkio pasirodymas. Bet ar jis bus toks geras kaip mano mylimo prancūzo Mbappé? Teenage Mutant Ninja Turtles. Aš Vesliukas Ninja. Mbappé. Let's go, Mbappé. Eik į sceną. Jo, man atrodo Mbappé labai prastas Vesliukas. Jis tikrai nemoka dainuoti. Jis nemoka jis juoktis. Nu gerai, bet dabar ateina žmogus, kuris mano manimu moka labai keistą juokelį. Į sceną prašome. Palaukit, pagalvoti. Mano mylima Lewandowski. Nustokiau Lewandowski. Pagaliau sustabdžiau tą Lewandowski. Dabar mano komentaras apie pasirodo mums, kad antras blogiausias juokas šį vakarą. Bet palaukit. Kas ten taip kvepia? Ar ten yra patys skaniausi kvepalai? Pala, kodėl ten taip aštru? Ar ten kažkas ateina su aštriausiu smakru pasaulyje? Tai tikriausiai Cristiano Ronaldo. Į sceną. This is my victory. I just broke my immune streak. Gotta get back on that grind. See you, FIFA Lisa. Ate mano meilė. Ate. Like, subscribe, iki kito karto.